Sveiki mielieji, sveiki gerbėmieji, vėl su jumis Sausuolis ir jo trumposios žinios. Mes vėl turime naują Lietuvos gynybos pirkinį, pakankamai svarbų pirkinį, todėl aš jums byloju tiesiog čia ir dabar, o ne nuo pajūrio, ne iš atostogų, kaip buvau žadėjęs. Labai trumpai Lietuva šiandien iš įmonės Esti Arsenal, bent jau šiandien paskelbta, įsigijo ir gavo 3 milijonų vertės kontraktas, nežinau ar jis tęstinis, tačiau gavo M14 tipo minas, tai yra prieštankinės, priešbortinės minas. Labai trumpa tokia istorija, jeigu prabėg 1952 metais, škotų kilmės toks ponas Normanas McLeodas, taip McLeodas, ir jo kompanija Calord Corporation pasiūlė Jungtinių valstijų armijai M18 tipo minas. Dabar mes jas žinome kaip Claymore gynybinius užtaisus. Na, vėliau tai buvo Vietname, jos tos minos žydėjo, tačiau apskritai rusai savo monus kūrė šituo pagrindu ir taip toliau. Na, bet iš dalies visą civilizuotą vakarų pasaulį sustabdė 1997 metų Otavos konvencija. O pati Lietuva 2004 metais, daugiau kaip prieš 22 metus, birželio 7 dieną, sunaikino paskutinės savo priešpėstinės minas. Kodėl aš visą laiką, ten buvo 340 minų beje, skaičių, prisimenu. Kodėl aš viską taip plaku į krūvą, nes tie patys Claymore'ai, tos pačios nevaldomos pėstinės minos, tai yra gynybiniai užtaisai iš vienos pusės, iš kitos pusės tiesiog spaudiminės priešpėstinės minos, jos nėra tas pats. Bet kokiu atveju visa tai yra istorija ir man dėl to yra pakankamai džiugu. Na, istorija dėl to, kad mes denonsavome pačią Otavos konvenciją ir praėjus pusmečių, tai yra dar praeitų metų gale, mums buvo atrištos rankos įvairiausių minų pirkimui. Dabar, ką mes turime Lietuvos kariuomeniai, tiksliau gal sakyčiau, turėjome 2 tipų kryptinius gynybinius užtaisus, tai yra priešpėstinius ir prieštransportinius užtaisus. Tai buvo švediška labdara, Forsvaladning 21, tai buvo priešpėstiniai užtaisai, jau mano minėto Claymore analogai, ir dar buvo palaukit, pasižiūrėsiu, Fordons mina 14, teisingai. Gal matėt, gamindamas šitą video, galbūt įdėsiu nuotrauką, štai čia šone, ko gero matote. Tai buvo taip pat priešbortiniai užtaisai. Dabar mes gavome taip pat priešbortinių užtaisų iš suomių brolių estų, tikėtina gerokai geresnės kokybės ir naujesnių. Na, aš tiksliai nepasakysiu kiekio, nes kiekis neskelbiamas. Bandžiau pasidomėti, pasižiūrėti, atrasti kontraktus senesnius yra pakankamai sunku, bet mano dėmesio toksai spėjimas būtų, kad šitų minų nupirkta yra nuo 3000 vienetų ir į viršų. Gali būti ir greičiausiai, kad labai stipriai į viršų. Dar priminsiu, kad tai ne visos Lietuvos turimos atsargos arba įsigyjamos atsargos. Prieš kurį laiką mes iš Suomių pirkom Sentry minas, tiesa, ten yra prieštankinės, priešdugninės naujos kartos minos. Vėlgi bandžiau žiūrėti senus kontraktus, žvilgtelėjau kažkokius, tai Čekijos kariuomenė yra įsigijusi 24 metais 10 000 minų, bet neskelbiamas kontrakto dydis, vėlgi skaičiuoti vienos minos kainą yra pakankamai sunku, todėl aš pagal 5,9 milijono kiekį bandau spręsti, kad tai galėtų būti tie patys 3000 plus ir labai stipriai plus vienetų ir į viršų. Na, apsidrausdamas aš stengiuosi kiekius galbūt daugiau sumažinti, tačiau kad bendrą kiekybę jūs įsivaizduotumėt bent labai apytiksliai, tai visai neblogai mano galva. Naujausias pirkinys, apie tą, kur minėjau, 3 milijonai, Esti Arsenal, priešbortinė mina. Na, aš manau, kad jinai, jeigu M14 tipo, kaip suprantam, ta mina, vėlgi pabandysiu įdėti nuotrauką, tai ko gero turėtų būti savotiškas, arba galėtų būti savotiškas vokiškos Parm DM22 analogas,
O šitos minos, nes mes kalbame arsenalais, o kaip viena ar kita kovinė technika, amunicija ar kažkokia tai priemonė pademonstravo save, kartais žinovai kabutėse, sako, Ukrainos kariai ir viską ima kaip už pavyzdį. Gerai, mes turime duomenis, kad PARM-22, DM-22 minos, vokiškos minos perduotos ukrainiečių gynybos pajėgoms, jos pademonstravo save puikiai. Tai yra rusiški T serijos tankai ir ne tik, labai ant jų užsiraudavo, labai degė stipriai su skylėmis šone. Taigi, bet kokiu atveju tūkstančiai ir tūkstančiai minų į Lietuvos arsenalą, aš manau, kad yra tikrai labai graži pradžia, nes mums reikia gerokai daugiau gynybinių užtaisų, mums reikia priešpėstinių minų ir artimiausieji metai, gal net sakyčiau, metai nebūtinai daugiskaita, vieni metai, aš tikiuosi, kad mums padovanos visiškai daugiau gerų naujienų ir daugiau tūkstančių priešbortinių, priešdugninių, priešpėstinių minų. Iki malonaus.